Artūras. Paplokite Artūrui, daugkartiniam čempionui. Galbūt jis ištaisys padėtį. Artūras taisosi ant krydį. Puikiai ant galvos sėdintis šalmas labai daug ką reiškia, nes šalme tu beveik nieko negirdi, matai labai mažai ir kvėpuoti sunku. Taip pat labai karšta šarvuose. Įsivaizduokit, šarvai sveria apie 30 kg. Živilė, pataisyk mūsų Artūrui. O tai mūsų Tamplierių ordino atstovas Balenas iš Jeruzalės atvykęs savo kryžiaus keliu, nuėjęs iki pat Jeruzalės. Ant krūtinės matote Jeruzalės karalystės kryžius. Prasideda kova, paplokite! O čia taip netantriai visas darė. Štai matosi, kad gaunasi čempionai, smūgiai visai kitokie, greitesni, aršesni. Balenas neskuba, jisai laukia priešininko klaidos. Plojimai, publika, plojimai. Paplokite, matau rankų kišenėse ir ant pilvų didelių. Artūras taikosi į Baleną kojas, stengdamasis paralyžiuoti jo judėjimo galimybės. Tai ką, bijai? Ateik! Girdite, kaip skamba ginklai. Kartais žmonės mūsų klausia, ar tai mediniai arba plasmasiniai ginklai? Ne, tai tikras grūdintas plienas. Bukas. Taip, šitas smūgis, jeigu ne šarvai, būtų mirtinas. Vyrų tempai lėtė, štai pametė Artūras ginklą. Ar leis priešininkas jį pakelti? Ne, neleidžia, bet Artūras spėja. Balenas turbūt taip pat pavargo. Tai ir prasideda kova su minimaliu apsauga, su minimalia apsauga. Matote, rankas laiko arti korpuso ir nemasikuoja šalis, nes į antrąją ranką labai lengva pataikyti ir sužeisti. Baleno atveju jo dilbis yra visas nuogas, tik tai dengiamas pošarmis. Nuo pjūvio apsaugos, tačiau kaulas lūžti gali. Atkidus, kodėl negali fokusuoti. O, toksai smūgis. Tokių smūgių galėjo perpjauti saugas. Atsargiai publika, ypač vaikus. Vidury, kariai vidury. Atsitraukite, prašom, visus saugiu atstumu. Matote, riteriai nei mato jūsų, nei girdi. Čia bent jau kova vaikams. Paplokite nugalėtojų ir Balę.